Ką ten su kompais? Sveiki, gerbėmieji. Sveiki, su velykiniais visais atributais. Jo, su praėjusiom, su Velykom. Reikia turėti omeny, kad įrašinėjom tai sekmadienį velykinį, tai... Tai žinok. Tai turbūt pradėsim šiandien labai netemdami, šiandien šį vakarą, nuo visų durnyšių, kurios vyksta pasaulyje. Jo, ir jos kažkaip ten su kompais susisieja. Daugiau mažiau. Turbūt čia viena iš tokių durnyščių, vėlgi sekanti visa Trumpo administracija ir visais džiaugsmais. Jo dogė ir ten tipo optimizavimu tokiu iki negalėjimo. Taupimu ir... Ką čia jie daro, niekam čia jie nereikalingi. Yra toksai, kaip čia pavadint, organizacija? Iš esmės CVE kaip daiktas, tai tiesiog konkretus labai projektas, kuris... Duomenų bazė. Kuris iš esmės yra duomenų bazė, plus visa infrastruktūra ir taip toliau. Bet šį projektą, kaip projektą vystė bent jau tokia organizacija, nevyriausybinė organizacija kaip MITRE, MITRE, kuri beveik prieš 100 metų, prieš 70 metų įsikūrus turbūt nuo MIT universiteto, ir jinai vysto iš esmės, originaliai tai yra karinis think tankas, bet šiais laikais daugiau vysto įvairias programas, kurios yra projektus įvairius, kurie yra susiję su kompiuteriniu saugumu, su, organizacijų saugumu, to pačio GPS-o problematika ir krūva kitų dalykų. Tai vat viena iš šios organizacijos projektų turbūt ir buvo šita CVE duombazė, tai čia turbūt nacionalinė pažeidžiamumų duombazė, ar kaip čia turėtų. Common Vulnerabilities and Exposures. And Exposure, taip. Tai iš esmės projektas, kurio tikslas turėti centralizuotą duombazę, tokių esminių, kertinių, pagrindinių softo skylių, to softo, kurį visi naudoja, bet iš esmės, kad būtų galima pasitikrinti, kad čia išėjo kažkoks pažeidžiamumas yra žinomas ir reikia užsilopyti ar ten parsisiųsti update'us, ten Linux'ui dar kažką. Jo, tai meta Linux'ui ten ir Windows'ui ir BSD-škiam visom ten eina. Jo, ir šių dauguma softo pasaulio per tą visą duombazę žygiuoja. Tik tai, turbūt viena iš tokių problemų, kad MITRE kaip organizacija ten jau N metų skundžiasi, kad jam trūksta finansavimo visokiom programom vystyti, ypatingai šitai CVE programai. Ir N metų jau skundžiamasi, kad šita duombazė išnaudojama yra labiau pademonstruoti savo įpynis ar šiaip ne pagal paskirtį turbūt labiau, ko pasiekoje sugalvota tokia metodologija turbūt, kada softo kūrėjai, pavyzdžiui, Linux'ų kernelio kūrėjai gali prisimti atsakomybę, maždaug patys menedžinti ir viešai skelbti savo softo tos pažeidžiamumus viešus. Ir čia per pastarosius metus nemažai organizacijų tai ir padarė. Iš esmės, kad nuimt šiek tiek laudą nuo centrinės organizacijos ir šiaip atsakingiau tos visus pažeidžiamumus žymėti, registruoti kaip organizacijos, kurios tą žino. Tai visai esmė čia po tokio ilgo intro, tai kad tiesiog buvo taip pastebėta, kad baigėsi finansavimas konkrečiai šitai programai ir ten per visus internetus nuskambėjo, kad kapiec vamsdėts, mes čia nebeturėsim tų keliasdešimt milijonų kitais metais ir nebus kaip vystyti šitos programos, ten belekiek atleidimų ir visa kita ryšium su Dodge ir optimizacijom ir ko tik tai nori. Ir ko pasiekoja, įsikūrė bent taip kooperatyviai dvi kitos organizacijos, sakykime taip, Foundation, kaip čia taip turėtų lietuviškai vadintis. Fondas, turbūt fondas, tiek europiečių fondas, kurį pastumėjo, European CVE iš esmės, tiek europietiškas fondas, kuris Europos komisijos pastumėtas, tiek amerikiečių analogiškas. Ir šitiem fondam staiga įsikūrus prabudo amerikiečių valdžia žmogiai ir greitai šitas finansavimo problemytė ir klaustukas buvo sutvarkytas ir vėl jam išskirtas biudžetas ateičiai. Tai įdomu, kaip čia toliau tas vystysis. Bet, kaip supratau, jam 11 mėnesių išskirtas biudžetas kol kas. Toks keistas skaičius.
po mėnesį. Jo, keistas skaičius, bet ir dabar po to žiūriu, jis įsteigė būtent CVE fondas pats, kaip atskiras. Ir jie, tipo, maždaug, kad nebūtų tokių bairių patys babkės reikės. Tas europietiškas, aš irgi ten pasižiūrėjau, jie, to žinai, pažeidžiamumus irgi tenai rodo. Taip. Savo kodą suteikia, bet ir parodo, koks yra analogas. Taip. Nu, iš esmės sąsajų su kitom ir dar kažkurios duombazės. Sinchronizuoja realiai. Aišku, tas gal nėra labai faina, kad papildomus dar kodus priskiria, žodžiu. Tai iš principo, ištaisai vieną, tai reikia keliose vietose pažymėti, kad šitas sutaisytas, nes čia yra tas pats. Nu, bet, žinai, čia turbūt šitas nėra išvengiama paprastuoju būdu, kadangi, nu, bet kokį bugtrackerį atsidarius, nežinau, ten kokią nors Mozilla, pavyzdžiui, turi savo bugtrackerį, kur ten savo kodukus bugų turi, tada kiekvienas, nu gerai, didžioji dalis distribucijų turi savo bugtrackerius, kur, na, kažkas ten Arch Linuxo vartotojas paskelbė bugą, kuriam ten priskirtas kodukas ir ties to bugų ten debatuojama ir ten visą kitą ir galiausiai susijęjama arba nesusijęjama su kažkokiu tai upstreaminiu bugu ir kuris paaiškėja esas dar net ne pačios Mozillos bugas, o ten kažkokios tai bibliotekos bugas. Tai ta turbūt visa grandinė pažeidžiamumo atveju turbūt nėra išvengiama, kai kalba sukasi apie krūvą skirtingų organizacijų ir krūvą skirtingų interesantų. Šitas toksai centralizacija panašu, kad nepaėjo tokia visiška centralizacija, kad čia viena pasaulinė duombazė. Ir aišku, tai turbūt ir kainuoja brangiai ir šiaip krūva skirtingų procesorių, skirtingų politikų ir kaip skirtingos kompanijos ir ten organizacijos savo bugus registruoja, gana sudėtinga turbūt centralizuoti. Bet galiausiai vis tiek nueina viskas į tas pačias duombazes. Nueina iki mailing listo feed LVN ar ten kokio nors kito portalo, kuris pranešinėja. Ten labai linksma matyti, kur ten Ubuntu CVE, ten su savo prefiksu ir su savo koduku. Tada ten Debiano CVE, Pythono CVE ir ten ko tik tai nori. Ten tos visos numeracijos ir kodukų, aš jau nežinau, kiek yra tų organizacijų, kurios apsiėmė pačios savo CVE menedžinti, turbūt taip sakyti reikėtų. Valdyti, taip. Ką žinau, gerai, kad žinai, kad galiausiai, šiaip man tai netgi keista, kad iki šiol šitoks daiktas, kuris iš principo, nors ir amerikiečių iniciatyva, iš principo yra globalus, buvo priklausomas nuo amerikiečių valdžios, kad nebuvo atskiro, žinai, kažkokio fondo ar dar kažko. Pagaliau pasidarė, kiti pasidarė, tai gerai. Gal. Čia turbūt klausimas reikėtų tą mitrę organizacijos istoriją pakuisti, kadangi jinai kaip non-profit, nepelno siekianti organizacija šiuo metu egzistuoja. Tai ilgatenios istorija, bet originaliai tai labiau susijusi su kilusi iš karo, iš saugumo susijusios. Taigi taigi internetas pats iš karinės šitos kilo. Technologijos pagrindė pirmiausia kariniam reikalam. Taip. Developinamos, o paskui jau pritaikomos. Kačiukam. Paprastai mirtingiesiam. Kačiukam, šuniukam ir duckface'ai. Kačiukai iš tikrųjų yra tie slaptieji agentai. Balandžiai šiaip yra slaptieji agentai. Balandžiai yra dronai. Taip, kačiukai yra slaptieji agentai. Va, čia mes į sąmokslo teorijos nueisim, čia aš ne į šitą podcastą aš noriu tai transliuoti. Tai gerai, su CVE aišku. Toliau aš, nežinau, gal tu labiau skaitysi, kas ten su tuo Daniel Berulis, pakankamai lietuviška pavardė. Ir jis aiškina, kaip suprantu, jis yra tas vadinamas whistlebloweris. Pranešėjas, turbūt čia lietuviškais terminais būtų. Jo, ir jis sako, kad Dogė ten... Ką jie ten daro? Iš esmės čia turbūt reikėtų irgi šiokios tokios priešistorės, kalba sukasi dar apie vieną organizaciją amerikiečių, dabar kaip jinai čia skaitosi, nepriklausoma agentūra, sakykime taip, tokia NLRB, tai National Labor Relations Board. Tai iš esmės turbūt kažkas čia būtų panašaus į, nežinau, kokią nors agentūrą, kuri rūpinosi darbuotojų ir darbdavių santykiais, turbūt šitaip. Tai čia tipo profsąjunga. Tai organizacija, kuri iš esmės padeda profsąjungom ten teisminėse bylose ir ten turbūt
jinai kur kas daugiau funkcijų atlieka. Ir irgi organizacija gana sena, ten kilus, kokiu tai National Labor Relations aktu prieš beveik vėlgi 100 metų. Na, ir iš esmės šitas pranešėjas, sakykime taip, paskelbė, jis ten kreipėsi į kažkurias ten institucijas, po to vienu ar kitu keliu išėjo į viešumą. Iš esmės tokia situacija, kad tas Daniel Berulis kaip ir dirbo įtyšniku toje organizacijoje ir prisistatė vieną dieną Hebra iš Dodžės su tamsintais stiklais ir ten juodais žipais ir ten visą kitą, mosuodami ženkleliais. Fiziškai prisijungė prie sistemų, ten išlupo hardų, kažką prihimičino, nieko neprisileido ir išvažiavo. Serveriniai vėliau darė auditą, ir žiūri, čia kažkokių keistų akauntų prikurta, firewallai išjungti, kažkokių tai keistų firewallų taisyklių pridaryta. Na ir neužilgo tais šviežiai tariamai iš Dodge Hebros sukurtais akauntais, taiga pradeda jungtis, kažkas tai jungtis su rusiškais IP adresais. Tai firewallai irgi maždaug saugumo visiškas kažkoks krachas. Nuteka krūva duombazių susijusių su profsąjungų santykiais ir ten įvairių įmonių ir darbuotojų santykiais. Toks, visiškas mindfuckas. O šiaip Berulis kaip pavardė, tai mane tas labai pradžiugino. Jinai yra Lietuvoje, Berulis kaip pavardė egzistuoja, žinoma, tokia kaip pavardė. Tai aš spėčiau, kad bus koks nors vėl eilinis iki išeivių anūkas, sūnus ar ten kažkas tokio. Aš ten pabandžiau genealogiją paknist, bet nelabai ką iškuičiau. Jis savo gal duomenis labiau apsaugojęs negu daugė visų amerikiečių. Jo. Arba šiaip gali būti to šaknis, pakankamai tolimos. Kažkokio tarpukario ar kur tik tai nori. Dažnai pasitaiko. Dar linksmiau būna, kai kokia mergina, pavardė Berulis arba Kazlauskas. Kadangi jam moteriškos pavardės nieko nereiškia, tiesiog pavardė, tai ir paliko. Bet šiaip esmė yra, kad daugė yra, klausimas ar specialiai, ar dėl to, kad lopai, ar dėl to, kad banditai paliko priėjimus, kur neturėjo palikti, ne? Jo, bet, kas keiščiausia, kad, ką akcentavo ir tas pats Berulis ir dar ten keletą anoniminių komentatorių, kad, sukūrė userių su galbūt ir saugiais kredencialais, bet kažkaip labai greitai ir staiga, iš kažkur tai IP adresai atsirado, kurie pradėjo naudoti iš karto tos kredencialus. Tai šviežiai sukurto akauntų. Tai toks, nežinau, čia bendrai į pačią situaciją galima pasižiūrėti iš tos pusės, kad ta informacija, kuri yra saugoma šios organizacijos duombazėse, yra gana jautri būtent darbuotojų klausimų. Tai jeigu tu nori susidoroti su vienokiais ar kitokiais vienos ar kitos įmonės darbuotojais, ar ten profsąjungų nariais, ar ko tik tai nori, tai yra duombazė, kurią tu galėtum panaudoti. Tai žinant, kad jie mėgsta su nepatinkančiais tvarkytis dabar, tai nieko nuostabaus. Žiūrėk, kas tas Zelo? Čia, man atrodo, mes buvom kažkada užsiminę, tai toks aplikacija, kuri... Aš neatsimenu. Iš esmės pokalbio aplikacija, kuri veikia kaip racija. Tai yra, tu naudojasi internetu, bet interfeisas jos yra kaip racijos, laikai paspaustą mygtuką, išneki, atleidi, toks konceptas. Ten visokiuose encounteriuose, ingreso žaidimuose ir pavyzdžiui, retransliavimui, nežinau, ten kokio towerio lėktuvų, oro uosto towerio žinutėm visai paplitęs daiktas, kaip tipo gatewayus tarp fizinių racijų ir komunikacijos, šiaip skaitmeninės komunikacijos. Ir čia mes turbūt vienam iš ankstyvų podcastų, nežinau, gal metai bus prabėgę, buvom užkabinę, kad lyg ir pasirodė dalykas internetuose, bet Zelo kaip kompanija atsisakė ten bet ką komentuoti ir įkišo galvą į smėlį. Tai
Dabar jie galiausiai oficialiai pripažino ir useriam išsiuntė žinutės, kad davai pasikeiskit slaptažodžius, nes mes taip tikrai apturėjome prieš beveik metus dalyką. Kas liūdniausia, kad Zello kaip aplikacija turi tą problemą, kad tu pasikeiti savo slaptažodį centriniam serveriui, prie kurio jungiasi ta Zello aplikacija. Bet visos sesijos, kurias visi instansai, prietaisų ir aplikacijų, su kuriais tu esi prisiloginęs jau, tai jie nevoidinami. Tai jeigu jau kažkas pasinaudoja tais passwordais, tai tad vėl nežino dar kiek laiko jais galės naudotis. Toliau naudosis. Jo, toliau naudosis, jeigu jau prisilogino. Ir iš to paforsinimo visų keisti passwordus po metų turbūt beveik, jeigu nedaugiau. Nelabai ką smarkiai ir realiai keičia. Čia Linkomanė turbūt irgi panašią problemą turėjo, kur po savo liko, kad visos sesijos voidintos buvo, tai dažnai, nebuvo voidintos, tai dažnai, portalai visokie turi papildomą funkcionalumą, kad pasikeitėte slaptažodį, tai dar paspauskite šitą knopkę, kad visas sesijas voidintumėt ir ten visi pluginai ir ten, kur jūs esate prisijungę, nebeveiks. Iš naujo reikės persijungti. Tokia smulkmena, bet... Tvarkoj. Ir Blue Sky'us pradeda monetizuoti savo kažkokius įrankius, cenzuruoti dalykus, kaip ir galima buvo tikėtis iš korporacijų. Man šiaip apskritai tas Blue Sky'us modelis, jie turbūt turi tam tikrą privalumą lyginant su Mastodonu, tai yra jie sugalvojo būdą, kaip leisti monetizuotis jų platformoje. Tai turbūt čia vienas iš tokių funkcionalumų, kuris visai smagiai nuskambėjo, čia tokie du su Blue Sky'um susiję dalykai. Tai Blue Sky'u kaip ir tipiniam socialiniam tinkle, tu gali susirinkti, ką tu followini. Pafollowint kažkokį hashtagą, pafollowint kažkokį žmogų, pafollowint kažkokį tai topiką, ir tu savo šitam sraute turėsi susijusius dalykus su tuo. Ir dabar pamažiukais kūrėsi kompanijos, kurios, teikia tokią kaip paslaugą, mokamą paslaugą, kuri tau lengviau padeda susirinkti kaip vartotojai, tave dominančią tematiką. Tai yra, ne kažkokie tai paslėpti algoritmai Twitterio ar ten Google'o viduriuose, bet, garažus gujus, kur tu ten sumaigai temas ir tau automatiškai tada Blue Sky prifollowina, ką tu nori. Ir ant to labai smarkiai žaidė, sakykime, migracijos klausimais. Tu prisijungi ten su savo Facebook'o accountu, ir pagal tavo Facebook'o followinamus žmonės suranda visus ir užfollowina Mastodone. Už ką ten turi susimokėti kažkiek, tai ar ten kažkokį subscriptioną, ar vienkartinį mokestį. Bet kas yra ne Blue Sky'us kaip kompanijos, o third party įrankis, kuris yra leidžiamas ir skatinamas Blue Sky'us. Tai viena iš kompanijų tokių principų veikianti, vadinasi, Gaze, gavo investicijų nemažai, turbūt kokį 1 milijoną gal, nepaisant to, kad jų šitom paslaugom vos keli tūkstančiai vartotojų naudojasi. Tas investicijos labai smarkiai sukoreliavo su didžiuliu šuoliu populiarumo Turkijoje. Tai turbūt neturi nieko bendra, bet taip kažkaip sukoreliavo. Kadangi Turkijoje, iš politinės pusės įdomiai dalykai vyksta, sakykime taip. Ir Twitter'į buvo pasipylę krūva visokių tai banų ir kritiškai atsiliepiančių apie Turkijos valdžią banų ir gana kritiškai vertinamų reklamų. Pasipylė naujų userių būtent Blue Sky iš Turkijos gana nemažai. Po kokios savaitės išlindo tokia situacija, kad tie ir visi banai ir cenzūra persikėlė ir į Blue Sky. Konkrečiai kalbant apie Turkiją, požiūrį Turkijos valdžiai, konkrečius politikus, jų politinius sprendimus ir tai toks decentralizacija majas ir nuo vilko ant meškos iš esmės. Kaip sakau, nėra netikėta. Jo, kas liūdniausia, kad ten dalis tų banų pasipylė rimtiem mokslininkam, ta prasme, kurie kalba apie istoriją, apie politologiją ir ten lygina dalykus iš istorinės perspektyvos. Gal galiausiai atras Mastodoną, hebra. Gal.
Tvarkoj, einam prie praeitą kartą mes buvom praleidę AI šūdus. Gal kažką turėjom ten vieną smulkmenėlę kokią nors. Kažkokia, bet taip tokios rimtesnės nebuvo. Nu tai šį kartą. Taip, Microsoftas, kaip suprantu, planavo statyti keletą duomenų centrų, būtent AI skirtų. Ir metė šitą idėją, ne? Jo, čia kažkaip Hebra pastebėjo tendencijų per pastaruosius turbūt metus nuo vasario, kas ten labiau seka akcijų biržas ir kitus dalykus. Ir Bloomberg'e keli straipsniai pasirodė, kad yra atšaukiamos duomenų centrų tiek Amerikoje, tiek Europoje, tiek UK, tiek Australijoje statybos, kas kelia labai daug klausimų, kadangi tie duomenų centrai, tų duomenų centrų statybom ten konkrečiais atvejais ir po kelius šimtus milijonų jau kaip yra išleista. Labai tokių kelia klausimų, kur čia, žodžiu, toliau žygiuos Microsoftas su savo rikolais ir ten AI'ais. Ir kas linksmiausia, kad ten Reuters žurnalistai visai neseniai pastebėjo, kad tos statybos, kurias apleido Microsoftas, neretai yra perperkamos Google. Čia būtent konkrečiai Europoje. Nežinau, kol kas oficialiai aš nemačiau kažkokių tai labai Microsoft'o bandymų nusikratyti, tai jaus apart rikolinimo ir ten jo gražinimo pusiau, bet toks, arba rado kokią pigesnę rinką, Rusijai gal statys. Tai tiksliai, Baltarusijoje elektra pigi, tiksliai. Nu, tikėkimės ne. Nežinau, ar Microsoftas grįž taip drąsiai pas maskolius. Kitas dalykas, šitoks irgi įdomesnis apie AI-ų. Tai AI-us, kai haliucinuoja kodą, tai jis būna ten priimportina neegzistuojančių packagų. Ir, kaip šiaip eroras gautųsi, bet, kaip suprantu, tiksliai dabar nepasakysiu, ar čia labiau proof of concept, ar iš tikrųjų taip yra, tai tada šitie, sakykim taip, kenkėjai įdeda tuos package'us, paketus į ten kokį PP ar ten NPM ir tada kitą kartą jau kažkam kitam tą kodą sugeneruoja. Ne šiaip tai tie importai ir panašiai kodą vis tiek jie kartojasi. Ir sako, maždaug jeigu vieną kartą suhaliucinavo kreivą importą, tai 3 gal procentai, kad dar kartą kažkam tai kitam gal suhaliucinuos tokį patį. Ir, parsisiunčia ir turi tų malvarą. Čia toks skamba kaip puikus įrankis dorotis su vibe codingo kultūra. Jo. Bet matai, vibe coderiai nesupras, kad jie turi malvarą. Čia tame bėda. Gal ir gerai, tai mainina kripto. Mainina kripto, dalina duomenys į kairę į dešinę, klientų. Why not? Šiaip man regis, pagrindinis visos šitos naujienos šaltinis, tai vienas ar keli paperiai, kurie pabandė teoriškai įvertinti, paskaičiuoti, kiek tokių išhaliucionuotų importų yra, kuriuos būtų galima perimti. Bet kiek mačiau, sausį turbūt Google AI'us jau matomai buvo išnaudota arba taip sutapo, kad vienas iš išhaliucionuojamų NPM importų yra realiai tai poskvotinimas, tai yra užimtas ir infekuotas malvarų. Tikėtina, kad jau naudojamasi šią skylę turbūt. Aišku, iš kitos pusės tiek PayPay'us, tiek, nežinau, turbūt ir kitos paketų repozitorijos, lėčiau ar greičiau eina prie galimybės verifikuoti, pasainint, verifikuoti ir įsitikinti, kas yra originalus autorius, ar tai yra originalus autorius paketo, kurį tu siuntiesi. Bet kiek aš Pythono atveju skaitinėjau, tai ten gana ilgas ir sudėtingas kelias dar likęs. O kol kas vibe coderiai valio. Gerai, kas čia su Discordu? Aš Discordą Discrotumu vadinu, mane jisai užknisa iki negalėjimo. Kodėl Discrotum? Čia kažkoks senas pavadinimas ar tiesiog tu taip sugalvoji? Ten galvoj susimaišo raidės, kartais nebūna tau taip. Šiaip čia ne per seniausiai pradėjo
kaip čia dabar reikėtų išversti, rolling out. Na, kaip pamažiukais paleidžia naują funkcionalumą ribotam vartotojų kiekiui. Tai UK ir Australijoje pradėjo tokią praktiką kaip amžiaus verifikavimas naudojant veido nuotrauką. Dar vienas datasetas, kurį labai mielai galima kaupti, parduoti, naudotis ir dalinti. Čia veikiausiai bus susiję su UK teisinė baze, kur jau kuris laikas ten kalba apie paauglių ir vaikų prieinamumą prie įvairaus turinio ir ten visokias kitas problemas ir iš esmės šito, kaip tas vadinosi, protekti jų analogą UK. Tik, na, mano galva šiek tiek griežtesnį. O Australija, na, iš esmės, man atrodo, jau yra išleidus įstatymą, kuris... Vaikam draudžia socialiniais tinklais naudotis. Jo, iki 16 metų. Man atrodo, kad kur čia dabar iki 13 metų įvairių apribojimų būdavo tiek su žaidimais, tiek su... Aš nežinau. Tai dabar šiaip pačiam tam Metos Facebooko yra taisyklės iki 13 metų. Ir, pavyzdžiui, jeigu vaikas tenai iki 13 metų, tai yra managed accountas. Pavyzdžiui, pas mane vaikai tipo naudojasi šituo Oculusu. Oculus Questu. VR akiniais. Tai jam, kadangi dar nėra 13 metų, tai jis kiekvienas jo pirstelėjimas rimtesnis yra, man turiu aš leistų. Jis pats nieko ten negali. Bet tai kaip tai veikia, tu kažkokį notificationą gauni, ar ten whitelistą, blacklistą turi? Jo, appsas yra ir tenai tada per appsą gali managint, kokie appsai leidžiami, tenai jeigu jis nori pirkti, tada turi patvirtinti, žinai, tenai ir kažką tokio. Tai va, ir jeigu tenai kai kurie tenai žaidimai atitinkami kitaip elgiasi, kai vaikui, žinai, tenai mažiau negu 13 metų. Tipo GTA be kraujo. Nu, kažkas tokio. Tai pavyzdžiui, Gorilla Tag, tai tenai šiaip chatas veikia, bet vaikam tenai kažkurio momentu padarė, kad vaikam, iki 13 metų tas chatas nebeveikia taip, nes ten būdavo, gali kalbėtis tarpusavį, bet gali kalbėti, bet girdi tik tai beždžionių garsus, žinai, kaip beždžionės tarpusavį. Tai vaikam padarė, kad tarpusavį kalbėti negali, o tik tai beždžioniauja. Bet čia toks smagus, mano, linksmas sprendimas. Ir jie patys kalbėdami gal negirdi, ką kitam galėjo. Taip, toliau apie... Gerai, kas čia per sekantį naujieną biškį, aš nežinau. Šiaip, jau nežinau, kelintą kartą vis užsimename apie skreiperių keliamas problemas ir kaip įvairūs puslapiai, kaip GitLabas, WebArchivas ir kas tik tai nori, skundžiasi esą dubasinami skreiperių idėjaus, kurie ten scrollina visus puslapius, ar ten kokiam Wikipedia, ta pati Wikimedijos produktai, kur ten per sekundę 10 kartų aplanko puslapį, kuriame turėtų būti naujausių pakeitimų visos Wikipedijos puslapio sąrašas. Tai Wikimedia Foundation, čia turbūt jau prieš kurį laiką išleido tokį įrankį ir specifinį API, kuriuo tu gali programiškai išsitraukti dumpą viso Wikipedijos vieno ar kito puslapio, ar ten vieno ar kito Wikimedijos projekto struktūrizuotą turinį ir machine readable turinį. Tai yra su mintim, kad, klausykit, hebra, mes jūsų kaip AI skreiperių neužblokuosim, jums tai kainuoja skreipiant, mums tai kainuoja, kad jūs skreipina, tai vat mes jums suteikiam priemonę tiek skreiperiam, tiek šiaip bet kam iš esmės, iš Wikipedijos ir kai kurių kitų Wikimedijos produktų programiškai išsitrauk struktūrizuotą turinį, ten sutagintas, žodžiu, subandlinta, susieta ir kaip tik tai nori tarpusavį. Tai tokie projektai kaip Kaggle, žinai, tu Kaggle, kas per daiktas yra? Ne. Kaggle tai tokia platforma, turbūt labiau mašininio mokymo entuziastam, kuri leidžia paskelbti kompanijai kokiai nors arba individui problemą arba konkursą, paskirti už to tam tikrus kriterijus, kaip tą problemą reikėtų išspręsti ir paskirti prizus ir tiesiog turėti tokį crowdsourced platformą, kur iš serijos ten kokia nors žvejybos kompanija turinti ten keliasdešimt laivų,
turi kažkokias tai kameras ant viršdenio ir jie norėtų, kad iš nuotraukų būtų galima daryti spėjimus, educated guess apie tai, kiek čia ką tik buvo žuvų pagauta tinklų ir išversta ant denio. Nu, toks tipo, paskaičiuoti ant tą žuvis, jų ten dydį, rūšis, lytį, ką tik tai nori. Nu, ir jie įmeta į tą Kaggle projektą, produktą savo kažkokį tai testinį datasetą, paskelbia sąlygas ir žmonės, kas tik tai nori, konkuruoja, kas geresnį modelį padarys. Tai Kaggle labai džiugiai pasiskelbė apie tai, kaip jie čia tą Wikimedijos API naudoja ir kaip čia jam pravartu visiems tiem projektėliam ir useriam ir apskritai mašininiam mokymui. Aš tai čia žiūriu labiau iš Wikimedijos perspektyvos, kad maždaug pripažįsta, kad kapotis kaip ir beviltiška su skreiperiais kol kas pasidarė šiuo metu, juolab, kad jie neturi tokių biudžetų ir tokių finansų tam skirtų. Tai gal kažkaip galima tą tokį prieiti tarpinio konsensuso. Tik aišku, skreiperių turbūt nuo to nepamažėjo. If you can't beat them, join them. Nu, toks iš serijos, bet aš toks kritiškas nebūčiau, kad jie prisijungė prie AI skreiperių, jie tiesiog suteikė įrankį, kuris yra naudingas ir skreiperiam, ir paprastam individui. Tu štai gali susiprograminti. Patogiau skreiperiam. Jo. Ir pigiau jiem patiem už trafiką ir ten viską. Tai klausimas, ar tai nors kiek padės, nes turbūt ten visokie baidų skreiperiai dėjo skersą ant API ir ko tik tai nori. Jau turi paleidę savo varikliukus, tai ką žinau. Nu, tai jo, tai kamontinai linkus keis reikia, ar dar kažką, nu labą dieną, kas tai daro. Jo. Čia šiaip su Wikimedijos produktais ypatingai chebra keikėsi, nes, atsakau, yra ten tas toj pačioj Wikipedijoje polapis recent changes ar kažkas tokio, nu ir kas ten privačius wiki hostina, tai ten keikėsi ir ten vardino, kurie skreiperiai, nu tiesiog per sekundę ant karto dubasina ten pointą. O po apačia yra gana brangios užklausos į duomenų bazę. Nu, tai kokio velnio, žinai, 10 kartų per sekundę ar ten keliasdešimt kartų per sekundę konkretų į asmeninį wiki taip dubasint. Tiesiog šio pykčio. Na, su vibe-kodintas skreiperis. Tai. Jo, kalbant apie pasiekmes šitų skreiperių, kai nulaužė puslapius, nu čia aišku, kai aro ne to pasiekmė, bet 4chanas buvo down, ne? Nulūžęs. Dabar veikia, neveikia, nežinau. Jo, kažkaip čia prieš kelias dienas pasipylė krūva naujienų visur Mastodone, kur tik tai nori. Ir man buvo labai keista visų pirma, kad ten pirmiausia, kas pradėjo apie 4chano outage raportinti, tai buvo visokie fishy amerikiečių laikraščiai. Regioniniai, neregioniniai. Ir kaip supratau, jau ne pirmas sykį turbūt to pačio 4chano galimai chebra, ten po konkrečių codename'ų grupė išlaužė 4chaną taip, kad nulykino ir ten prisijungimus, ir source kodą, ir ten atidarė kažkurį ten kanalų, ar kaip ten 4chane vadinasi, kuris buvo uždarytas dėl whatever tikslų. Ir toks, man šiaip žiauriai įdomu, ar dar 4chanas kaip daiktas turi kažkiek tai vartotojų ir kažkam dėl to galvą skauda, bet, sakau, labai kažkaip užstrigo, kad, tokie fishy visokie amerikiečių laikraščiai pasigavo ir ten labai smagiai dalinosi. Galiausiai. Nu, va dabar rodo service unavailable. 5.03. Okay. Eroras. Tai, kai buvo išlaužtas, tai tuo metu toks lyg ir veikė, bet ten pusė serverių ne visai, labai viskas taimautino. Prieš savaitgalį, man atrodo, ten išlaužė, nu tai kasgi tvarkys per Velykų savaitgalį, labą dieną. Nu, o tai ten. Arba nutarė, kad niekam nebeįdomu. Ir viskas gana. Tipo 4chano chebra turi ką veikti per Velykas. Nežinau, gal turi. Šiaip čia aš tokį podcastą užmačiau, dabar galvoju, kuris dar gyvas, Katkus ar Katkevičius. Ta prasme, kaip podcastas ar kaip asmuo? Kaip asmuo. Buvo 3 bičiai labai panašiom į katinukus pavardės. Vienas iš jų mirė. Ai, katukai. Aha, katukai. Vienas iš jų mirė, kiek aš atsimenu. Kitas ten kažką. Po to patarė Pukatukai. Pukatukai pasidarė, man atrodo. Puklevičius prisijungė liktai.
Taip, tai vietų žodžiu, vienas iš tų katukų. Kuklevičius, Katkus ir Kataus. Katkus. Lemba, ne dirigentas Katkus. Nu, gerai, vienu žodžiu, ne Katauskas, bet tas kitas katukas, kuris yra dar gyvas. Tai tokį podcastą pradėjo pavadinimu Terminalas, jie ten kokius 8 gal epizodus turi. Tai ten labiau gal iš politinės pusės apie Kiniją, Rusiją ir ten įvairius kitus dalykus pašneka, tai jie visai užkabino tą tipinio 4chan vartotojo portretą, sakykime taip. Ir visai smagiai parutulioja šitą problematiką. Tai buvo visai įdomu paklausyti, kaip ne techniniai žmonės iš socialinės ir politinės pusės šitą situaciją varto. Aš kaip nesu turbūt tipinis lankytojas 4chan ir entuziastas. Tai aš man atrodo, nelabai esu ir lankėsi, dar net kai jis veikia. Buvo čia, žinai, toks mėmas, nemėmas, žodžiu, grandinė saitų ir portalų pagal eiliškumą, kas kieno turinį perdirbinėja. Tai, žodžiu, ten pačiam viršui, ten koks nors, kaip jisai vadinasi, iš D raidės, kur artistų, dailininkų mėgiamas Devianartas, ir jisai šikai gerklę ten kažkokiam kitam portalui, tas kitas portalas tam kitam portalui, tai ten Facebookas, 4chanas ir dar ten krūva kitų maždaug dalinosi apatinės pozicijas, sakykime, taip iš turinio kūrimo pusės. Gerai, gana apie 4chaną eina jis. Microsoft Entra ID tai čia yra tipo Microsoft'o servisas kaip šitas. Nu, ten userių managementui, ten paštui, žinai, visą kitą. Panašiai kaip Google Workspace'as, kažkas tokio. Tai Entra ID, kaip suprantu, tenai net useriai užsilokina ir panašiai. Kas, žinant, Microsoft'ą šiaip nestebina. Aš tai iš viso skaitydamas galvojau, kad čia labiau susiję su juo... Entra ID kažkokie tai naują servisą introducino, kuris turėtų veikti kaip iš serijos ten Have I Been Pwned po nutekėjusių credentialų detectiono aplikaciją. Jo, tai kaip supratau, kad jie prie Entra ID kažkokį tai naują įrankį išleido, kuris tariamai false pozityvus mėto. Tai yra teigia, kad credentialai nutekėja, bet lyg ir jie nėra nutekėję, ko pasekojai krūva accountų buvo užblokuoti su ta mintim, kad tas papildomas įrankis kreivai šleivai announcina dalykus, bet kaip supratau, iš Microsoft'o vis dar jokio pranešimo nėra ir toks kabo ant klaustuko, ar čia tas konkretus Mace įrankis, kuris tai irgi prieš savaitgalį išlindo, tai žinai. Prieš Velykinį savaitgalį išlindo. Taip. Tai pa mūsų nors ir kiaušiniai. Šiaip, žinai, už praeitą sykį užkabinom alternatyvų temą ir vienas iš įrankių tai buvo vaizdo skambučiai. Priminsiu, kad mes dabar ant Jitsi turbūt važiuojam ir kol kas patenkinti. Jo, ant Jitsi, aišku, kol kas neselhostinam, mes beje selhostinam ir šitą Etherpadą, kur surašomės naujienas, ir selhostinamės Nextcloudą, kur dedam darbinius failus. Aš ten dar vieną kolegą prijungiau, turbūt šiaip noriu pažiūrėti, kaip Nextcloudas rodo. Jeigu busit geri draugai, galėsim, nes biški vietos dar yra. Pasibandymų. Nedaug, bet yra. Bet jo, populiariausias tai kažkurio metu buvo Zoomas. Aš spėju, kad vis dar... Bet dabar aš kaip pastebėjau, dauguma vis tiek daug naudojasi tuo pačiu Google, mano, žinai, yra tie Google arba Teamsais. Zoomas nebe toks. Zoomas, matai, man atrodo, tas jo 5 minučių limitas pokalbio biški gadina gyvenimą. Vat aš, žinok, nesu tikras, ar tai nebus susijęs su geografija. Man toks jausmas buvo susidaręs, kad Zoomas, žiauriai populiarus dar Amerikoje palyginus. Dabar aš bandau kažkokias tai statistikas rasti šviežesnės, ne 21 metų. Nes 21 metais tai Zoomas buvo top. Jo, pirmas, kuris pasiūlė. Ką reiškia fucking pirmas, ta prasme, Google'as... Tai jau ne tai, kad pirmas, prasidėjus šitam karantinui, iššoko toksai, kad mes turim veikiantį
naudokit. Ta prasme, išsipiarino, pasiskelbė laiku ir vietoj. Tai Jo. jo. Tai, iš tikrųjų tai, ne tai, kad pirmas, ne tą panaudojau žodį. Tai išsikuičiau dabar kažkokias tai statistikas, bet čia konkrečiai Amerikos. Tai, Zoomas, trejetukė kabo po FaceTime ir Facebooko Messengerio vis dar. Ten nedvigubai WhatsAppą, tą Google produktus ir Skype'ą lenkia, kuris čia dar ir N kartų Teamsus. Jo, bet spėju, čia asmeniniam ko gero, privatiem useriam. Geras klausimas. Kaip verslo useriam. Nes verslo useriai, tai žinai, ten aš kiek dabar visi ant Teamsų sėdi ir... Jo, bet aš manyčiau, čia kekės. gana smarkiai išsiskiria US ir Europą. Tai va, tai problema tokia, kad prieš pat čia Velykas Zoomas didžiulį outage apturėjo, kad niekam Zoomas nebeveikia, nei appsai, nei šmepsai, nei webas, nei kažką tai. Ir ko priežastis paaiškėjo, kad, tiesiog viena kompanija nesusišnekėjo su kita kompanija, ką daryti su domenu. Zoom.us, ar ten koks ten tas domenas. Tai viena iš tų kompanijų, GoDaddy, kurią jau buvom užsiminę kaip keistai besielgiančią su savo pirkiniais. Tai iš esmės per kelias valandas turbūt šitą problemą sutaisė ir oficiali pozicija, tai tokia, kurią ir minėjau, kad GoDaddy išėjo viešai ir mes čia nesusišnekėjom su kita kompanija, kas čia tą domeną prižiūri, kam čia jis priklauso. Tai toks, žinai, labai man linksma, kai, ta pati situacija tokia, kai dvi kompanijos nesusišneka ir tada toks pakankamai vis dar paplitęs įrankis yra down dėl visai ten nesusijusių priežasčių, kaip domeno ownershipas. O šiaip, jeigu jau apie kitus outage'us, tai čia keletą valandų praeitą savaitę Spotify neveikia. Tai tavęsme ten, kaip suprantu, ne tai, kad man kažkam neišeina prisijungti, bet daugam tenai neišėjo prisijungti, kas ten Down Detector buvo, tenai labai jau, gal 4 ar 5 valandas jie neveikia ir, bet paskui atsistatė. Ir kaip supratau, labai kažkokių detalių nepateikė. Kodėl kas ten buvo. Aš irgi neužmačiau nieko gudraus. Čia irgi, aš dabar galvoju, kokias jie prisijungimo opciją siūlo. Man atrodo, ten Facebookas, Apple ID ir Google'as, ar ne? Spotify. Ir gali visada susikurti šiaip. Jo, savo turi. Bet nežinau, bet taip suprantu, buvo ne tik prisijungimo bėdos ir šiaip ten kažkaip ne visai veikia streaminimas. Švedai Spotify jau kažkaip užkasiau prieš kurį laiką, nes suvokiau, kad jie mane dvigubai čeržino. O tai ką dabar naudoji? Parsisiuntė iš Linkomanijos ir klausai? Dabar nežinau, kol kas neapsiėmiau pasiieškoti kažkokios alternatyvos. Tiesiog pasihostint kažką, pasistreamint savo, tai podcastam turiu Podmaną, kurį galima susikabinti RSS streamus ir arba pasistreamint, arba parsisiųsti prie Wi-Fi'aus ir tada praklausyti. O muzikai neturiu kol kas sprendimo, kuris man patiktų, apart kažką turėt prasisiuntęs, arba nusikopijavęs iš medijos, arba ten keletą, arba YouTube'o šitas New Pipe playeris, kuris ten leidžia be premiumo, ar kaip jisai ten vadinasi, background'e tiek video, tiek audio turinį suktis. Bet nei vienas iš šitų sprendimų manęs pilnai netenkina, apart Podmano ne Podmano, kaip jisai vadinasi, Antena Pod, ne Podman. Podman visai kitas dalykas, jo. Šiaip žinai, tenai žiūrėjau, žinai, kai mes šiandien vis užsimename apie tas alternatyvas amerikietiškiam produktam, tai žinai, Spotify kaip ir nereikia ieškoti, nes Spotify yra švediškas produktas. Bet, ten jie šiaip nelabai etiškai elgesi. Tai šiaip, pavyzdžiui, aš ne per daug senai sužinojau, kad SoundCloud'as streamina. Taip, SoundCloud'o duoda streaminimo servisą. Ir ten visai irgi neblogai pasirodo, yra ne vien tik, žinai, mėgėjų muzika. Ten ir normalios, profesionalios, tenai panašiai galima rasti. Tas džiugina kažkas dar. Dabar galvoju, Bandcamp'as gal visai kažką irgi turi. Aišku, ten yra amerikiečių ir distributinimo platforma, bet
nežinau, toks visai naujam dalykui. Bet ten nepriklausomi, žinai, tenai sėdi. Ten labiau, Bandcampas vis tiek labiau kaip parduotuvė, muzikos parduotuvė. Bet gal ir streamina kažkiek, nežinau. Na, dalis žmonių, kurie publikuoja Bandcamp'e, pardavinėja savo turinį, tai jie publikuoja ir audio įrašus. Tiek mokamus, tiek nemokamus, tai visai... Čia žiūriu, bent jau tokį puslapį Discovery turi, kur čia pagal žanrus gali kažką prasisukti, įdomus praklausyti. Gal ir kokią patogesnę integraciją turi. Kadangi ten, ne tik alternatyva, kažkas iš porūsio. Man ten visai sykiais pavyksta rasti ir kažko tokio labiau mainstreaminio, tiesiog kaip dar vieną platformą papublikuoti, tai kad išleido ten kokį albumą. Pasirodo Deezeris prancūziškas, va? Deezeris, jo. Aš kažkaip Deezerio, bet jį tik tai viena ausim girdėjęs ir matęs, bet praktiškai ne. Šiek tiek 12 eurų mėnesį kainuoja. Jo, bet realiai Spotify'us, Deezeris, SoundCloud'as, europietiškos alternatyvos, va tokiam, žinai, tenai Apple Music, YouTube Music, ar ten kokiam, man atrodo, Pandora dar irgi yra toks daiktas. Bet čia, matai, klausimas, koks yra tavo poreikis konkrečiai, nes čia vienas iš poreikių yra turėti, platformą, kur tu galėtum ir atrasti naujo kažkokio turinio. Kitas variantas, žinai, turėti savo grojaraštį visur, bet kur. Prasme, kad ten vienoj mašinui susimetėjai, o kur reikia susisinchronizuoji arba pasistreamini. Tai toks, nežinau, aš netgi visai matyčiau kažkokią tai platformą, kuri leistų, galbūt ne visai federuotai, bet dalinti savo grojaraščiais ir turiniu kaip socialinių konstruktorių, žinai, kur ten kažką pafollowini ir gali paklausyti, ką jisai susimetė, žinai. Tai, man atrodo, yra federuotas apsas, fedivisatinis apsas, tik dabar neatsimenu, kaip vadinasi. Seintas turi instansą pakūręs. Muzikai būtent? Būtent, ta prasme, tipo... Self-hosted irgi tenai muziką gali streamint. Funkwailas gal? Jo, Funkwailas, man atrodo. Tai tas toksai kaip variantas. Žinai, tenai tada jau lenda problemos su autoriniam prasidės, kad tu hostini ir nemoki ir tenai panašiai. Taip. Man atsimenu, šiaip tas algoritmas, žinai, kad ką tu naujo atrast, man atsimenu, visai patiko, toks buvo vienas iš pirmųjų irgi streaminimo servisų Groove Shark. Tenai labai įdomios atrasdavau muzikos, žinai, kelis susidedi ir tada tipo radija eina ir tenai visai tinkama pagal tą, ką pradėjai ir toliau eina ir visai geros atsiranda. Tai buvo, bet paskui tenai uždusino ir baigėsi. Bet jis dar egzistuoja, man atrodo, bent jau domenas gyvas. Ir kas čia jam nutiko? grooveshark.org. Uždarytas 15 metais. Eiktus. Ok. Aš tai kažkaip su Last.fm vienu metu užaugau, jo man labai patiko, turėjo tokią Vikio principo serčą smagų tagais, kur ten, žinai, gali pasiserčiant ten kokią nors moteris būgnininkė, žanras ir ten kas nors dar susijusio apie ką dainuoja, žinai. Ir po to ten tokia semantiniam grandiniam nuo tų rastų grupių, kur moteris būgnininkė, labai tokių smagių atradimų tekdavo padaryti. Bet vis tiek rezultate tai kokios nors ten shady forumus arba torrentų trackerius siūstis po albumą ar po dainą. Nepaisant to, kad ir Last.fm'as radio turėjo, bet jinai irgi tokia turbūt pamirus. Gerai, dar prabėgam pro releasus ir baigsim šiandien. Tai turbūt kas čia daugiausiai ir smagiausiai nuskambėjo, tai naujas Ubuntu, toks nupeštas pafinas. Ubuntu naujas ir po to sustabdytas buvo, nes ten kažkas neveikia. Bet čia turbūt jau ne pirmas sykis, jau kokia 3 ar 4 releasą taip nutinka. Bet supranti, vis dėl kažkokių priežasčių buvo, žinai, dabar čia tipo desktopas broken. Jo. Tada prieš porą gal metų, ar kada čia buvo, kad kažkas į vertimus keiksmažodžių pridėjo į rusiškus ar į rusišką ar į ukrainietišką vertimą pridėjo keiksmažodžių. Jo. Čia pernai, man atrodo,
Bet man atrodo, čia pernai irgi su desktopu buvo kita problema. Dabar, man atrodo, Qt sulaužė, pernai buvo, kad ten GNOME sulaužė, kad ten upgradeini į naują Ubuntu ir tada visas GUI sulūžta, nes ten repozitoriuose dalykai nesutvarkyti. Čia kolegos keikėsi. Šiaip dabar Ubuntas dar tokia, su šitu release'u dar tokį vieną pridėjo naują versiją APT. APT dabar irgi prieš kokį mėnesį, galbūt 3.0 savo versiją išleido, tai kas yra APT, tai įrankis skirtas... Paketų menedžeris. Jo, paketų menedžeris ir su šituo release'u ten krūva tokių stambesnių, turbūt nesmulkesnių pakeitimų pridėjo, pavyzdžiui, algoritmas kaip yra nusprendžiama, kad šitą paketą yra saugu ištrinti. Tai aš nesu tikras, kaip šiais laikais su Ubuntu pakavimu dalykai vyksta, bet prieš keletą metų buvau tokį vaizdą susidaręs, kad labai atmestinai visą metadatą aprašinėjimą buvo. Ir kur ten pridedama package, kurių visai nereikia, ir tu nori ištrinti vieną package ir tau tada siūlo ištrinti ten visą GNOME desktopą ir tu ten to nepadarai ir tada sulaužai visą medį dependentsų savo kompe. Tai nežinau, man čia tas noras 0.4 release'us su jau pačiais naujausiais dalykais, įskaitant paketų menedžerių ir naują logiką releasint, tai man taip nelabai patinka. Ir turint omeny, kad jau entus metus tas pirmas release'as būna nukancelinamas, užfryzinamas ir kurį laiką nebepasiekiamas, kaip ISO parsisiųst ar pasiupdatint, vien dėl to, kad broken paaiškėjo SAS, tai gražesnio vaizdo nepiešia. Dar šitas, man atrodo, šitam naujam Ubuntu, tai kernelis 6.14. Jo, 6.14, tai Ubuntu jau prieš kiek laiko pasiskelbė. Net Fedorai dar 6.13. Jo, pasiėmė čia paskutinį veikiantį. Tai vėlgi Ubuntu čia prieš kokius vėlgi metus ar kiek čia prasinešė paskelbė, kad bandys naujausius kernelius dėti, naujesnius bent jau, arba naujausius kernelius dėti, tai nežinau, manau, kad tai nėra labai geras sprendimas ir labai kardinaliai keičia vartotojų, dabartinių Ubuntu vartotojų patirtį turbūt, nes kaip Debiano, nežinau, vedinys Ubuntu, pasižymėdavo bent jau tie LTS release'ai šiokiu tokiu stabilumu prieš 10 metų, dabar jau kuris laikas nebe. Šiaip kas įdomu, tai vienas iš dalykų, ką Ubuntu su šitu nauju release'u leidžia, tai gal ir anksčiau tą turėjo, bet imidžai, nesu tikras, kaip jie turėtų veikti, bet kurie turėtų važiuoti ant Windows Subsystem for Linux, ar čia Linux Subsystem for Windows, aš pastoviai maišau. Akronimas tai WSL. Windows Subsystem for Linux, jo. Ir jie būtent su šitu nauju Ubuntu pradėjo packagint ir kažkokius tai imidžus ir šitam Windows Subsystem for Linux. Tai nežinau, kiek yra norinčių tokią pornografiją užsimti, bet matomai pakankamai norinčių. Šiaip tų pasikeitimų tai čia gyvas galas, ta prasme, gyvas galas įvairiausių per visą steką. Tak davai nelistinam, davai. Ne, per daug čia jau. Gerai, kas ten SSH, OpenSSH išėjo? Please elaborate. Dar vienas OpenSSH release'as. Ką žinau, nieko labai įspūdingo, aš čia turbūt norėjau prijungti prie Ubuntu release'o, čia tik tai toks vienintelis aspekčiukas, kad išleido versiją 10.0 ir didžiausia problema ir smarkiausia problema, kurią žmonės įvardino, kad visas softas, kuris naiviai mečina OpenSSH 1, pasimes, kadangi čia kaip su Windows'ės versijom, kur ten mečini... Nuo 8 į 10. Jo, 2 skaitmenis. Kad nebūtų Windows 9X. Jo.
O šiaip ten visokių tokių pagerinimų susijusių su Systemd išleista ir disablinta krūva algoritmų, kurie jau 10 metų įvardinami kaip deprecated ir įtraukta keletą algoritmų, kurie yra skirti tam post-quantum pasauliui. Nu ir antireleasas. Vienas antireleasas, kur nežinau, aš ten to Arco Linux turbūt net negirdėjęs, nečiupinėjęs. Bet iš esmės distributyvas, kuris pastatytas ant Aršo, man atrodo, tu šitą paminėjai mūsų nautose ant release'ą. Man tik tai, kalbant apie jį, tai vienas iš dalykų smarkiau įstrigo, tai kad, Hebra nusprendė projekto nebevystyti, bet jie dar deda pastangų, nemažai pastangų, kad būtų galima tvarkingai, gražiai ir paprastai permigruoti į Arch Linuxą. Tai yra, kad ten nieko neperinstaliuojant, tiesiog tranziciniai paketai į paketų repozitorijas paleisti, kur tu tipo gali gana paprastai ir lengvai, pravaręs update'ą turėti nebe kitą distributyvą. Nebe Arco Linux, o Arch Linux. Jo, tiesiog vanilla Arch Linuxą. Tai aš tos Hebros, kuri šitą projektą prižiūri, nežinau, bet man taip pasirodė labai sveika praktika ir po gana iš anksto pranešta, kad jie čia užlenkinėja ir pakankamai daug informacijos, kaip gražiai pereit atgal prie Aršo. Norėčiau, kad daugiau projektų taip elgtųsi, ypatingai Google su Microsoftu, kai ten ką nors savo užlenkinėja ir kad, bent jau suteiktų kažkokias tai priemonės, nusimigruoti į kažką veikiančio su visa istorija ir ten nuotraukom ir ko tik tai nori, ar mailai, ar package'ais. Nu va, šiai dienai ir užtenka. Šnekėt jau vis tiek, jau vakarop, jau siboda sėdėti. Velykos, reikia į dar ko nors užvalgyti. Aš jau norėjau klausti, gal jau kiba praalkai, nes kokios Velykos be apsėdimo. Nu tai apie tai aš neku. Man tai kitas klausimas, žinai, kokios Velykos be sniego, bet kadangi laukia virš 20. Nu, čia, žinai, dabar jau šitas tavo bairis kažkaip labai sezoninis. Tai pasme, visada Velykos būdavo gražios. Vėsokos, bet gražios. Nežinau, užpernai ir pernai tai buvo sniego. Pastaruoju metu būdavo nei šiaip, nei taip. Man atrodo, užpernai ir pernai buvo to sniego, literaliai antrą. Tai kad dėl vienų metų, tai čia nereiškia, kad visada taip turi būti. Ne dėl vienų, ta prasme, čia tikrai ne 1 metai. Man tiesiog labai įstrigo tas vaizdas, žinai, kai ten pievutė, ten vyksta kažkokia tai šventė, saulytė šviečia, vaikai kiaušinius ridena, ten babytė persirengus, ten velykinė boba šokinėja kiški, žinai. Ir tada staiga pradeda drėbti, užtemsta dangus, žinai, ir staiga pradeda drėbti ir po pusvalandžio, žinai, pusė sprindžio sniego, žinai. Kai visi jau ten su basutėm, su šortais ir to nebėra. Vat tą vieną konkretų atvejį tai laikėsi. Čia paskutinius metus, tai jo, tas, jeigu ir pasnigdavo, tai trumpam, bet kokios šitos velykinės tradicijos, pasveikinti reikia, kažką reikia nesveikinti. Tai bet galime nesveikinti, kas mūsų klausys, tai jau bus Velykas jau pamiršė, tik nebent su gegužės 1 artėjančia. Darbo liaudį, tikrus sovietinius gerbėjus su... Žodžiu, gerai, viskas, gana. Mane čia jau baladojasi į duris čia. Gerai, tai iki kito sykio, tai nepamirškit laimės kūdikio aplankyti, darbų pažiūrėti. Ir mus rasite visur kaip ir visada. Taip, kur nori ten ir rasi. Gerai. Iki kito karto. Iki.